Šitam filme parodysiu, kaip suprojektuoti santaros viršutinės juostos elementą, kaip patikrinti jo stiprumą. Šitoj schemai čia yra santvara atremta ant dviejų kolonų ir stogas yra padarytas iš ilginių. Tai praktiškai yra nesuvaržyta iš plokštumos, o išskyrus šitais ryšiais, kur čia yra per vidurį santaros ryšiai ir gale santaros. Tai dabar projektuojant santaros viršutinės juostos elementą, galima sakyti, kad iš plokštumos yra jos ilgis 5,4 metro suvaržyta čia ties ryšiais, o plokštumoje, santaros plokštumoje viršutinės juostos ilgis yra dar mažesnis. Tai jis yra lygus 2,2 metro. Tai dabar projektuojant reikia užduoti, pagal ką bus skaičiuojama viršutinė juosta, tarkim, elementas. Būtinai reikia užduoti teisingus skaičiuojamuosius ilgius pagal elemento šis lenkimo. Tai čia matosi, kad Z šis yra vertikali, tampa su santaros plokštuma, o Y yra iš santaros plokštumos. Tai dabar užduodant parametrus, sukuriu parametrų pavadinimą, tokį viršutinę juostą, ir įvedu, kokius priimti ilgius skaičiuojant elemento ilgis apie Y ašį, apie elemento Y ašį yra lygus atstumui tarp tinklelio atramų, tai 2,2 metro, ir iš plokštumos lenkimui apie Z ašį jo ilgis bus 5,4 metro. Kadangi santaros viršutinė juosta skaitau, kad veikia ašinės jėgos, ir be to čia yra kvadratiniai profiliai, tai šito skersinio sukamojo klapumo nereikia vertinti. Čia taip pat įvedu, kad nežiūrėti įlinkių. Ir priskiriu šitam elementui viršutinė juosta parametras, 34 elementas. Po statinių skaičiavimų įvedu čia tai 34 elemento patikrinimą ir paleidžiu skaičiavimus. Čia rašo, kad netikrina įlinkių, tai nieko tokio, skaičiuoja, nes įlinkius pasitikrinsi visos santaros bendrą įlinkį, o čia dabar skaičiavimo rezultatą. Tai rezultatuose matome, kad Y yra lenkimas apie elemento Y ašį, tai 15 kN ir apie Z ašį aplink vertikalę ašį 0,64. Taip pat ir su skaičiuojamojo ilgiu yra skaičiuojamasis ilgis užduotas 2,2 metro, jo liaunis yra 23,34. Tai pasižiūrėjus, tarkim, į parametrus geometrinius, tai R Y 9,4 cm, tai padalinu šitą ilgį, kur uždėjom iš spindulio aplink Y ašį 9,4 ir gautumėm liaunį 23,34. Na ir čia patikrinimo sąlygos, ašinė jėga kiek laiko, 0,11 išnaudojimas, lenkimo momentai 0,28.